Labas visiems, įjungusim šitą vlogą ir aš pradėsiu šiek tiek rudeniškai. Žinot kodėl? Todėl, kad kai buvo atvažiavę ošvei, privežė įvairiausių rudens gėrybių. Moliūgai, čia pasirodo išduokit cukinijos. Aš žinau, kad čia moliūgėliai, bet čia yra cukinijos. Aišku, ir pačių moliūgėlių atvežė, pomidorų belekiek. Agurkų, žinokit, belekiek. Nu, mes žinokit, tikrai nepajėgus tiek suvalgyti. Tai sugalvojau šiek tiek tuos agurkus žiemai paruošti, tiesiog pamarinuoti, parauginti, nežinau. Radau tokį receptą su ciberžolė. Važiavom iki depo stiklainių nusipirkti ir visko nusipirkau, acto, ten pipirų, bet ciberžolės neradau, tai dar reikės nueiti iki parduotuvės ciberžolės nusipirkti. Tiesiog bandysiu kažkaip juos... Nu, kad nereikėtų, nebūtų gaila išmesti, sakau, nes mes tai tikrai neįveiksim jų. Kažkur kažką su jais reikia daryti, tai jau pasirašiau ten visą indą agurkų. Tiesiog laikau vandenį, kad šiek tiek tos drėgmės daugiau įsigertų, nes jau čia kelios dienos, kaip yra nuskinti, tai gali būti netraškus ir po to nušaudys man jį. Na, žodžiu, aš tokia čia esu ūkininkė, tokia mišrainininkė, tai nežinau, bet manau, kad pavyks šitas receptas, nes tikrai labai skanus yra. Nors parodysiu mūsų ilgai lauktą naują sofą. Tadam! Čia dizainerių kurta išskirtinė mėnesinė tokia sofa lova. Žinoma, juokauju, tai laukiam savo sofos. Prieš 3, man atrodo, dienas žadėjo atvežti. Kadangi seną jau atidavėm, atvažiavo pasimti, tai neturim nei kur sėdėti. Nu ir šiaip čia yra tas ančiužinis sofai. Taip pasidėjau dabar taip. Nes kažkaip stebuklingai ta mūsų sofa tai užtruko, tai kažkur netilpo, tai suvėlavo, tai neįdėjo. Šiandien jau sakė, gal. Aš viliuosi, bet kažkaip nesitik. Šiandien yra sekmadienis, jie jau žadėjo penktadienį atvežti. Čia skambinom pro visus galus ir vyras skambina ten jokios informacijos. Aš paskambinau, kažkaip išpešiau tą informaciją, žodžiu. Tyliai, nieks nieko nesako, nieks neinformuoja nieko. Žodžiu, vyras išvažiavo vėl telšius. Kadangi yra tas sofos užnešimas, nu, su užnešimu, nu tai tiek to, aš čia susirinksiu, man čia bala nematė, man svarbiausia, kad užneštų, nes jeigu būtų pristatymas prie durų, nu tai kaip aš užsinešiau, nu žodžiu. Nei ką pykt, nei ką nervuotis, nu tiesiog tenka laukti, nes kitokio pasirinkimo tai neturiu. Ką čia padarei? Nu jeigu šiandien gautumėm, tai būtų faina. Va, mano žiemos atsargos. Gavosi 5 stiklainiukai. Susinaudoju beveik visi agurkai, labai džiaugiuosi, kad beveik jų nieko nebeliko, tai tie tos kelius suvalgysiu. Čia dar yra tik tai užpilti pirmą kartą. Tiesiog turi pabūti su marinatu, po to po pusvalandžio išpiltą marinatą, užkaitinti ir vėl supilti ir vėl ten pakaitinti. Nu, žodžiu, tas procedūros, bet vat gavosi 5 stiklainiukai. Galvojau su jumis pasidalinti tuo receptu, būtent pagal kurį dariau, bet po to dar kartą pagalvojau, kad tiesiog yra pilnas internetas būtent to recepto. Vienas nuo kito šiek tiek skiriasi, sakykime, ten ar kiekiais, ar pačiu procesu to viso marinavimo ir darimo. Tai tiesiog nenoriu dalintis, nes pirmą kartą aš taip dariau, iš vis tą pirmą receptą. Pagal tą receptą pasidariau. Tai nežinau, kaip man gausis, gal net neskanus, aš net neragavau to marinato. Gal nepatiks, gal iš vis, sakykime, po kurio laiko man ten vadinami tie dangteliai nušaudys, tai net nenoriu dalintis, po to sakysit, ką čia mums prirodė nesąmonės, nepavyko ir taip toliau. Tai tiesiog manau, kad rasit ar būtent šitą receptą, ar, sakykime, kažką panašaus ir pasigaminsit. Bet manau, kad vis tiek esat daugmaž jau kažkas bandė, kas, sakykime, žiemai kažką gaminasi, kaupėsi iš savo daržų. Bet šiaip aš pasuošvenęs esu ragavus, tai labai labai skanus. Labai norėčiau, kad pas manęs taip gautis. Nu, bet žiūrėsi. Žiūrėkit, koks orelis. Rudenėlis totalus. Ir pažiūrėkit, kokią puokštę. Aš čia gavau per tą jos gimtadienį, tiesiog kaip mamai gėlių. Tai žiauriai fainai irgi, iš tikrųjų. Pašina tokio grožio, tokie puručiai labai labai gražus irgi. Na, atspėkit, ar pavyko gauti sofą? Tadam! Tai žiaugiasi. Dabar tiesa yra 8:30 vakaro, bet atvežė. Labai suvėlavę, labai, nu be žodžių, faini vyrukai užnešė. Tai einam susistatyti. Nu, aišku, aš statysiu, o jūs tiesiog pažiūrėkit.
Radai savo baliniuką? Radai savo baliniuką? Taip? Nedėdim. Nu, žinokit, užkniso juodai. Ta prasme, atrodo, taip lengva bus čia jas sudėti, nereik nei raktų, kažkokių nei papildomų įrankių. 1, 2, 3, 4 dalis sudėti. Net negalvoju, kad toks kosmosas. Žinokit, jau nervą ima, nes tais galais kažkoks pravalas. Vienas galas gaunasi aukščiau iškelis, nepasideda ant žemės. Čia jeigu nori šitą įkelt, turi išardyti iš apačios, jeigu nori ten įkelt, turi čia vėl išardyti. Žodžiu, visus galus junginėjau nušilusių nervą ima. Nu, va, pavyzdžiui, čia atrodo įsidėjau šitas kampas, o čia, kas čia? Atrasime, pakimba lovo ore. Aš nesupratau, kam va šitie yra. Tiesiog man jie trukdo absoliutiškai. Tai aš nežinau, čia jūs galima nuimti, nulupti. Aišku, instrukcijos jokios nebuvo, nu, kad čia tos instrukcijos nereikia kelias detalės sudėti. Bet man šitie trukdo. Vat tiems su tais sujungti. Tiesiog, nu, iškelia. Aš neturiu sveikatos tiek jų spaust. Nežinau, aš jaučiu, kad juos nulupsiu, nes, nu, visiškai jie jokios funkcijos netlieka. Tiesiog nei kažkur jie įsifiksuoja, nei kažkur jie kažką. Valandų tiek. Sutvarkiau, žinokit. Reikėjo šiek tiek šitą kampą, šitą dalį stumtelt, kaip pasakyti, link sienos gilin ir tada kažkaip iššoko. Ir dabar viskas gerai, šitas net netrukdo. Ir čia viskas ok. Nu, savo, žinokit. Jau uždėjau mest viską rytojų palik, bet, nu, negalėjau, nebūčiau užmigusi. Nes noriu viską sustvarkyti, kilimą pasidėti. Žodžiu, yes, done. Nu, tik tai dar tą viršą, aišku, sudėti čia tiesiog. Nes jokio mechanizmo kaip ir nėra. Tiesiog tos viršus jau taip atsistumė, yra tie vadinami tokie vat stabdukai. Atsistumė, ten ta dalis atsiverčia ir palieka miegamą. Kokią nerealią užtepėlę, ką tik pasidariau. Tiesiog, wow. Čia dėjau 2 virtus kiaušinius, džiovintų pomidorų, tiesiauliai džiovintų pomidorai. Ką šitą, fetos įdėjau, krapų, česnakas. Ir majonezas, man atrodo, nu ir viskas sublendinau, bet žinokit, tobulai su šita brusketa, tai eina savo. Nu, tiesiog pasaka. Kas man gali paaiškinti vieną reiškinį? Kai esi namuose arba nieko nesiruošiai, belia kaip, susijame plaukus, susiriši ir taip gerai atrodo. Bet kai reikia kažkur išeit, nu tragedija. Dabar nežinau, kokį pusvalandį ar kem minučių glošiu, tampiau kažką, nu, nesigauna visiškai, neplaukų diena. Žodžiu, bet, nu jo, kadangi labai graži diena šiandien, tai važiuojam, kažkas man yra rekomendavęs nuvažiuoti į Vilniaus universiteto botanikos sodą, man atrodo, taip vadinasi, tai tiesiog pasivaikščioti kaip parką, ten parkas, gėlynai, ten atrodė gražiai iš nuotraukų. Gal, aišku, būtų įdomiau ir gražiau rudeniop, jau grinai, kai
jau spalvos atsiranda sode, daugiau tų spalvų. Bet manau, kad tam parke visais metų laikais turėtų būti gražu. Tai tiesiog važiuojam, jis yra mokamas, tai gal žmonių daug nebus, nors nesiskaito mokamas, nemokamas, jei žmonės važiuoja, tai jeigu įdomu, tai būna pilna. Nu, bet žodžiu, pažiūrėsim, niekad nesam buvę, tiesiog pasivaikščiot. Sėdam šiek tiek pailsėti. Kokios odai nesukandžios, nes tik kur pavėsis, tai iškart odai puola. Čia po tokią eglę palindom. Žmonių beveik nulis. Nu yra keletas, čia mačiau kažkokia buvo paroda, ne paroda kažkokia žodžiu vyko, seminaras kažkoks, mačiau žmonių buvo. Po to vyksta, man atrodo, kažkino vestuvės, nes jaunieji vaikšto, fotografuojasi. Ir nu viens kits kažkur išlenda žmogus, tai aišku, tas parkas labai didelis, mes čia viso neapeisim tikrai. Tai jis kol kas dar nemiegam. Alio, vyrutį, alio. Žodžiu, irgi odai baigė sukandžiuot, jis tai nejaučia. Žiūr ant žando, čia pilna kažkur ant kaklo ir taip jau ir sukandžiuotas, čia vaikščiojom po parką mieste, tai irgi žiūri puola odai. Tai va, nežinau, kiek mes čia pabūsim, aš norėčiau, kad tai jis užmigtų, bet aišku, jeigu jis užmigs, reikės jau ilgai būti. Nu, nežinau, pasižiūrėsiu. Bet šiaip, žinokit, ramybė, tyla, nu kažkas čia žolė pjauna kažką. Bet šiaip, sakau, fainas sodas, iš tikrųjų įdomu pasivaikščiot. Jaučiu, kaip čia rudenį gražu. Tikrai, žinokit, užsuksim į rudenį. Kainavo bilietas tik 6 eurai suaugusiam. Vaikams, žinokit, nežinau, iki kiek, man atrodo, ar iki 7 metų nekainuoja, bijau pameluoti. Aišku, ten grupėms pigiau, seniorams pigiau, bet kaip už 6 eurus, o taip ramiai pasivaikščiot, pamatyt. Aišku, ir su augalais galima susipažinti, kam įdomu. Tai fainas iš tikrųjų sodas, rekomenduoju. Nepykit už pašalinius garsus rubius subuos. Žodžiu, ką tik atėjo paštininkas atnešė siuntą. Vyras užsakė LED juostą. Šiaip rinkomės ir parduotuvėje, jau beveik buvom išsirinkę, bet parduotuvėje kažkaip yra atskirai turi juostą, tą vadinamą, kaip jisai dabar pamiršau, žodžiu, transformatorius, jungtukas, nu, ir daug reikia susirinkti ir labai brangiai gaunasi. Bet kadangi mes čia nenorim, kaip ir sakiau, labai daug investuoti šitą butą, tai nupirko iš AliExpress, man atrodo, 10 eurų ar šiek tiek kainavo. Kam ši juosta reikalinga? Tam, kad šis virtuvinis turi įmontuotą tokią lovelį, kur dedasi, galima įsidėti LED juostą. Senajam bute buvo įmontuotas, nes lygiai toks pat virtuvinis buvo įmontuota jau čia LED juostelė. Ir užsidegdavo tiesiog nuo jungtuko
Bet čia, kadangi nėra jungtuko padaryta, tai bandysim. Ta, man atrodo, yra kažkur šito gartraukio rozetė. Tai kažkaip reikės per spintelę pravesti. Nu, žodžiu, nežinau. Čia aš tikrai nesimsiu šito darbo, nors galėčiau, bet tiesiog vyrui paliksiu. Ir jo, čia yra LED juostelė. Ir bandysim įdėti šitą lovelį. Nu, tiesiog, kai jau yra, sakykime, vieta tokiam dalykui, tai galvom, kodėl neišnaudoti. Ir čia, man atrodo, buvo 5 metrai, dabar nežinau, bet manau, kad užteks, va, šiek tiek, sakykime, čia to apšvietimo. Ir šiaip tokia gan kokybiška, jinai tokia kaip guminė. Ir čia, aišku, galima ir prisiklijuoti tiesiog. Bet jeigu yra lovelis, tai dėsime lovelį. Atėjom per kelią pasivaikščiot. Mano šukuosina, tai 3000. Išsiplojau galvą. Kadangi laukia labai karšta, galvoju, tuo pačiu laukia ir išdžius. Tai vat susipyniau, turėtų gražiai gautis. Atėjom per kelią, bet oda jau baigė sukapoti. Tai jis yra su to uždengtas. Tai ir taip žiūriu, ar niekur neįlenda. Nežinau, sugebėjant į užpakalį kas. Nebeturim nieko nuodų. Nes vakar tame sode botanikos išnaudojom viską. Bet čia kažkaip vis tiek norisi pasėdėti miškelį, parkelį. Aš šiaip labai laukiu, kada ateis ruduo ir šitie visi medžiai nusidažys įvairiom spalvom, kai bus daug lapų ant žemės. Man žinokit, nežinau, aš niekad nebuvau tas žmogus, kur man patikdavo ruduo. Nu, dažniausiai vaikystėje tai tikrai man ruduo labai nepatikdavo, nes asocijuodavo su mokykla, mokyklos pradžia ir tas toks, žinot, laikotarpis šalta, lyja, toks kažkoks man būdavo nesusipratimas ruduo tarp vasaros ir žiemos, žiema man patikdavo. Dabar man pats realiai fainiausias metų laikas, jaukiausias gal tiesiog, žinot, vasara ir vasara ar pavasaris, tik lyst iš namų, eit, važiuot, daryt, kažką veikt, nesėdėt namuose, nes kartais tiesiog, kai gražus oras, taip kaip ir sąžinė graužia tiesiog sėdėt namuose, o kai yra ruduo, tu ramia sąžinė gali būti namuose. Aš esu šiaip toks namisėda, man patinka sėdėt namuose. Man gerai, man nereikia ten kažkokių išėjimų, kažkokių ten susibūrimų. Aš pati viena labai gerai galiu būti. Patinka įkurta jaukumą, tiesiog kažkaip, nežinau, namuose rudenį. Nu, fainas toks metų laikas ir kažkaip pastebėjau, kad daugeliui dabar žmonių patinka ruduo. Labai noriu pažiūrėti, kas čia gavus per šveliūrą. Šiaip vakarą norėjau išsipinti viską. Bet galvoju, nes vakar būtų gražiau atrodė, kadangi jau ir susivėlė, jau ir išsileido po nakties. Bet būčiau išsileidus, tai per naktį būtų jaučiu dar baisiau mano tos garbanos. Aš dar tų savo, kur iš Šyno nusipirkau tų bangų, kad kur bangos gautųsi, dar nebandžiau. Kažkaip man atrodo labai ilgai užtrunka tas visas procesas, tai kažkaip dar nepasiryžau aš jam. O čia vakar sugalvojau tiesiog, kad neiti palaidais į lauką šlapiais, nes būčiau parėjus iš viskai liūtas, bet va taip susipyniau. Ką žinau, visai fainai gal gausi. Aišku, jaučiu galas, tai čia nesąmonė gavosi, nes vis tiek ten mažiau tų pinimų yra. Man tai patinka, žinok, nes aš žinau, kai iššukuosiu, jie tik tai išsipūs ir tos bangos tokios kažkaip, nežinau, paliksiu taip. Vis tiek niekur neisiu šiandien, tai taip laisvai tegu išsileidžia, bet ką žinau, visai fainai gavosi. A ne, nu pažiūrim gerai iš galo. Kaip gavosi. Bet va tokia labai lengvai padaroma šukuosina, tiesiog taip, net nerodžiavai, man atrodo, kaip dariausi. Nes galvoju, kad nelabai kas gausis, bet man patinka, žinokit. Ypač, kai aš kartais tingiu ar neturiu laiko džiovinti tos plaukus, jas ten tiesiant, formuot, tai tiesiog susipynė taip ir iš ryto atsikeli graži. Ką tik pasiėmiau iš Shein siuntą, galvojau, tiesiog nerodysiu šitą pusę pati. Bet po to pagalvojau, tai tarp Shein ir manęs galima dėti lygybės ženklą, nes kaip aš be Shein pirkinių. Tai tik taip pradariau, galvoju, parodysiu kartu jums. Tai čia užsakiau tokį kostiumėlį. Žodžiu, yra palaidinė, bet šiaip medžiaga tokia, nu, tvirta, tampri.
Nes aš keletą jau savo išmečiau, tokių tiesiog jau. Kitos jau atgyveno savo, kitos kažko nebeišsiplauna. Žodžiu, su tokiu užrašu gale, priekyje ir dar toks, vat, šiaip tokia plači, man atrodo, buvo M-as. Ne, S-as. Ir va tokia maikė. Tai medžiaga tokia, kur, žinot, neapsiburbuluosinai. Jinai ta tokia sportinė. Nu, kaip būna sportiniai rūbai dažniausiai, va, tokia medžiaga. Tai tokia maikutė ir tampres. Toks irgi, va, kostiumėlis visas. Su užrašu. Nu, nežinau, ar jis man bus. Gal ir bus geras. Nu, šiaip sugalvojau. Kažkaip gražiai atrodintų modelį, galvoju, pasiimsiu. Po to nusipirkau tokią suknelę vienam renginiui. Apie tą renginį aš gal kažkada vėliau papasakosiu ir parodysiu. Bet kadangi jisai bus tik tai spalio mėnesį, tai norėjusi kažko tokio rudeniško. Nežinau, kodėl aš galvoju šitą suknelę nusipirkti. Nu, jinai tokia nieko įspūdingo, aš panašią turiu. Taigi tokiu raštu, fainai, kad čia yra tokia labai toks švelnus pamušalas, nes aš tą kordieną turiu, jinai va tokia yra ir ta medžiaga tokia šiek tiek kaip užulaidinė, aš vadinu. Jo, jinai yra su guma per vidurį ir yra tos korbatkos ant galo. Tokia labai rudens tema, manau, kad tiks, nebus per trumpa. Po to, žodžiu, aš buvau sakiusi, kad to televizoriaus staliuko rankenas dažysiu. Taip aš jas dažiau, bet kadangi pritrūko šiek tiek jau tų dažų, tai man nelabai gerai nusidažė, nepilnai nusidažė. Tai tiesiog užsakiau iš Šyno su tokiais juodas rankenas. Tai va tokios juodos matinės, lygiai tokios pat kaip ten, toks pat dydis, tik kad originaliai dažytos, nes sakau, man ten pritrūko šiek tiek dažų, tikrai nebenorėjau pirkti naujų, tai keli centai te kainavo, tiesiog įdėsiu. Po to pasimiau šepetėlį makiažo pagrindų dėti, nes man iš vis ten nusibaigęs toks. Čia yra toks dalykas. Žodžiu, čia yra tokios ale knygos, kokias reikia susiklijuoti. Bet čia yra dėžutės. Žinau, dažnai dedasi kaip dekoras tiesiog, ar net prie televizoriaus staliuko, tiesiog kažkur kokią spintelę ir jinai atrodo kaip knyga, bet iš tiesų tai yra tiesiog dėžutė. Bet aš galvoju, kad jinai atsidaro. Lemba, netokį, man atrodo, pasiėmiau. Nu jo, netokį pasiėmiau greičiausiai. Todėl taip pigiai ir kainavo, nes yra kitos dėžutės, kur tiesiog atsidarai ir tu gali įsidėti, nežinau, pultelį televizoriaus, kažkokius laidus, kažką tokio ir tiesiog vat uždarai ir jinai lieka tokia kaip ale knyga paslaptinga. Bet, nu, čia tiesiog, kodėl? Aš tikrai galvoju, kad čia bus dėžutė, ta, kuri atsidaro, o ne tiesiog šiaip dėžutė kaip knygos imitacija. Tai čia biškai susifeilinau, nu, bet tiek to. Tai va, biškai nenusisekęs vienas pirkinys, bet patiko to neįsiskaičiau gerai. Aš žinokit nesuprantu kaip, bet aš tikrai žinau, kad filmavau kadrą apie šitą sofą, kiek kainavo, iš kur pirkom, išmatavimus ir kitus niuansus, bet kur dingo tas kadras, neįsivaizduoju. Ar aš sapnavau? Nu, bet tikrai žinau, kad Tikrai žinau, kad filmavau apie tą lovą ir pasakoju ir to kadro nieko nėra. Tai, žodžiu, dabar tiesiog iš naujo tikiuosi rašinėja. Gal aš ten nebuvau paspaudžiusi rašyti, nežinau, kaip ten buvo man. Bet, žodžiu, papasakosiu dabar šiek tiek apie tą lovą, kadangi mes jau čia kurį laiką jau ją naudojam. Ir papasakosiu pliusus ir minusus. Tai va, jinai atrodo va taip surinkta. Iš tikrųjų, mes ėmėm didesnį dydį, patį didžiausią, nes buvo dviejų dydžių. Čia yra, man atrodo, 2,60 prasme nuo kampo iki kampo 2,5, man atrodo, nes buvo viena trumpesnė, 2 kažkiek, man atrodo. Tai labai džiaugiamės, kad pasiėmėm tą ilgesnį. Aišku, gal jinai ir atrodo gan didelį šitam kambariui, bet žinokit, kaip tik labai labai gerai yra. Ir patiko, kad susiderino viskas su kilimu. Žodžiu, spalvos susimečino ir tas tekstūra, medžiaga, viskas beveik panašu. Tai žodžiu, ne apie medžiagą. Tai jo, jinai kainavo mums su pristatymu. Pristatymas 30 €. Tai su pristatymu jinai kainavo be 1 cento 500 €. Tas mažesnis variantas be pristatymo kainavo 3,9 ar 3,29 kažkur va tiek.
Nežinau, ar už tokią kainą, sakykime, už tuos 500 ar būtumėm radę kažkur va tokį grinai variantą, nes mes buvom ir baldų turgui, kur mes dar kažkur buvom. Nu, tai medžiaga netinka, tai dydis, tai, sakykime, patogumas. Už tokią kainą realiai mes nieko ir neradom. Tai labai džiaugiuosi, kad mes radom internete nusipirkti. Ją pirkom iš plush.lt. Tai va, medžiaga faina, jinai ta tokia, nu, bet jau matėt, aš pradžio vlogų rodžiau, nu, per vidurį vlogų rodžiau, kai juo rinkau. Ta tokia, nu, švelni, faina, jinai tokia, va, keičianti, kaip pasakau, spalvą. Vieną pusę taip padarai, kitą pusę jau šviesesnė pasidaro. Šiaip gerai valosi, nors aš turiu specialų baliklį dėmių šalinimui, kurį naudoju ir rūbams, ir va šitai lovai pavalyti, nes tai jis tikrai būna, kad prisiliečia, pataško, aptaško kažką, tai greitai užpurški, nusivalo tikrai labai gerai, žodžiu, lengvai ją prižiūrėti. Dėl patogumo jos, man žinokit, iš karto aš, kai ją surinkau, atsisėdau, man pasirodė jinai labai kieta. Kietos va šitos pagalvės, nu tokios jos yra prikištos porolonu. O čia tokie grinai gabaliukais, nes aš žiūrėjau, iš ko jinai čia yra ta pagalvė sudaryta, kadangi yra užtrauktukas, galima pasižiūrėti. Tai yra prikišta būtent to pačio porolono, iš sofos tik tai sukarpyti tokie gabaliukai. Ir man tokie atrodo nepatogus šiek tiek tos pagalvės, nepatogus, kažkaip taip atsirėmė, atrodo kietai. Čia irgi atrodė kieta, bet va, po kurio laiko taip pasėdėjom, nežinau, gal jinai išsimasažavo ar kas jai, tai visai patogu dabar sėdėti. Tik jau man tos pagalvės kažkaip, nu nežinau, kažkaip neįprantu aš prie jų, jos tokios kietos atrodo. Buvo dar tokios mažos dvi pridėtos ir kas man labai patiko, kad jinai yra gan aukšta. Tai taip atsisėdi vos ne kaip ant kėdės, kažkaip taip, nežinau, patogu sėdėti iš tikrųjų. Kitos būna dažnai lovos tokios sėdi, atrodo taip žemiau, o šita sofa, lova, kampas, kaip čia paaiškinti, tiesiog mano ūgiu jinai kaip tik yra, taip labai patogiai atsisės. Tai žodžiu, šita dalis išsikelia, atsiverčia ten galas ir tokia gan plati, sakykime, miegojimų. Dabar jinai vos ne iki čia išsitraukia, tai tokia gan plati gaunasi miegojimo dalis. Tiek, nežinau, apie mūsų tą šitą sofą kampą lovą. Tai va, apie sofą parodžiau. Aišku, dar yra ir kai kur kitų pasikeitimų, bet tiesiog parodysiu kitam vlogė. Palaikyti intrigą, nesukišti viską į vieną vlogą. Ir atsisveikinu šitam. Ačiū, kad žiūrėjot jį ir susitinkam sekančiam. Ate.